Matot, va čia stato ir va šitą va stato. Jūs suprantat, kad kada pastatys, bus kaip Tenerifei prigrūstas visas miestas pastatų, nebebus galimybės nusipirkti gerą kainą. Arba bus galimybė tik nusipirkti kažkur toli, prie kalnų, ne prie pliažo. O jeigu norėsit gatavą pirkti, reikės 100% mokėti. O dabar, vat, statyba eigoje, sumokate 30% ir kai statyba pasibaigia, jūs jau turite butą, kuris pabrangsta iki 100%. Jūs sumokate tik 30%, kol nebaigta statyba. Ir čia per porą metų pastato. Čia tikrai rojaus kampelis ir viskas plečiasi, statybos vyksta ant kiekvieno kampo. Čia bus didelis miestas ir vertė ženkliai kils viso to turto. Turint omeny visokius karinius konfliktus ir taip toliau, žmonės perka čia, traukia iš įvairių šalių. Rusakalbiai traukia, iš Europos perka, čia žmonės irgi visi perka. Kol dar jų visų nepastatė, manau, verta būtų pirkti. Norite sužinoti daugiau? Rašykite man savo telefono numerį ir susisieksime. Atsakysime į visus klausimus, atsiųsime galų gale kainų sąrašą su kvadratūrom, kokie. Turim didelį sąrašą objektų. Ne man pypsina, čia kažkokia moteriškė atvažiavo kažką pasitikti prie ligoninės, kaip suprantu, čia yra ligoninė. Ne? Ką, aš varau toliau į miesto centrą. Tai tiek apie investicinius projektus. Kol yra galimybė 30% tik reikia mokėti, visą kitą dengia jums pardavimo agentūra. Ir po to, kada pastatytas objektas garantuoja jums 2 metus nuomą, jūs dar gausite nuompinigius 8% nuo vertės. Tai va.